ką kviečiam daryti pramogaujant, tai pirma, gerbti kitų poilsį, ar ne? Tai yra laikytis tylos po tam tikros valandos, gerbti kitų, įskaitant ir miesto turtą. Ir trečias, turbūt pats svarbiausias, tai aišku, nevairuoti išgėrus. Galime pakviesti visus pramogauti Vilniaus mieste visą vasarą ir ne tik, ir laikytis 3 labai paprastų taisyklių. Man atrodo, nebūtina išmokti nei administracinių teisės pažeidimų kodekso, nei kitų taisyklių. Jeigu bus tie 3 principai gyveninti, tai bus viskas saugu ir gerai. Išties, be jūsų, be bendruomenės, policija tikrai nebus efektyvi. Sukūrėm šį projektą, Pramogauk saugiai, sutelkėm verslą, dažniausiai barus, asociacijas, kad prisidėtų, kad bendrai pabandytumėm įspręsti tam tikras problemas. Nuoširdžiai tikiu, kad tokia prevencija, kada įtikinėjama pagarbiai, su jumoru, su gražiu praėjimu, žmonės įtikinėjami elgtis kultūringai, tai veikia žymiai labiau negu draudimai, kokie nors baudavimai, persekiojimai, pamokslavimai.